Šį kartą remontuosim tokį maitinimą bloką. Ja toks kištuks. Kas ant ją parašyt. Penkių amperų net. 13,5 volto. Jeigu mes pajungiam į rozetę, nešviečia va šitą lemputę. Bet jos mato neišardams. Žiūrėsim, kaposim su kervi, ko darysim. Nu ko, bandysim jį toliau ardyti. Reikia kažkaip išaryti, kad kitaip pataisysim. Bandom po biškiuką. O, persiskyrė per pusę. Nu ko, pirmutinę apžvalgėlą, ko mes matom. Mes dabar čia akivaizdžiai, tai nelabai ko matom. Šitos pusės, o, gražiai sutraukia. Nu, kol kas jau matom. Čia kažkas ar nudegė, ar nutrūkė. O čia takelis pasibai, kaip šitaip yra. Nu. Reikia čia geriau paanalizuoti dabar. Va, kaip jos atrodo iš arčiau mum. Kaip čia ta mikroschema yra, tai neaišku. Iš šono pašviesti, kad pradės matytis. Ne, nesimato. Nu, dabar man tas nesvarbu. Aš matau va problemytę. Va, čia kažkaip painu va tą kelsis, va. Ir čia kažkas, va čia. Koj detalius išlins. Ir tom pasibaigė. Reikia pirmis aiškit, kas čia yra. Kai kodėl čia taip yra. Nu, pirmiausia, ko dabar reikia. Reikia galėtumėm kažkiek prilietuoti. Bandykim biškį nusigrandyti. Tuo takelį. Nu, taip turėtų būti. Aš bent sakyčiau. O kaipgi kitaip? Kitaip aš nežinau. Kitaip būti negali. Dabar ko aš galvoju? Reikėtų to nugrandyto vietą. Biškį. Čiut nuspirituoti. Duoti jam išgerti samagoną kokią. Nu taip. Nuvalėm. Nu ko, bandysim
pasiruošti liutavimui. Dabar reikėtų gal biškiuko, jeigu pavyktų, čiučiut apsilūdyti to vietelą. Ir to kojytė. Nu, kojytė tai kaip kojytė. Pabandysim prie jos biškį prilituoti, gal pavyks. Gavom tokį įdomų rezultatą. Čia dabar reiktų gražiai kažkaip nukirpti, jeigu nenutrauks per to laiko, kur nukirpsim. Ne. Maksimum nenutrūka. Taip. Viskas čia laikysis. Nu ko, darysim bandomą jungimą. Žiūrėkim, kas bus. Bet greičiausiai turėtų dar neveikti. Netikiu, kad šitą detalę padėtų. Neturėtų. Ne. Nesuklydo. Kaip neveikia, taip nieks ir neveik. Nei testas rodo, nei nieks. O čia laukia ilgesnis procesas. Ant kondika įtampyra, aš pirmiau pasižiūrėjau. Dabar reiktų, kad tas kondiks įsikrautų, tie 300 voltų ten yra. Aš jau jo pažiūrėjau. Tai va taip. Po nedidelių tyrinėjimų nusprendėm, kad reikia išlituoti šito kondensatorių. Nes plokštė neveikia dėl to, kad šitą mikroschemėlą mažiutę negauna įtampos. O mes čia žiūrėjom, o mes nutarėm. Po matavimo ir žiūrėjimo buvo nuspręsta, kad maitiniams yra va šitos mikroschemos, yra 8 koj, tai va yra šita paskutinė. Ir šitą paskutinę koj, kaip čia padėti geriau. Janainva į šitą rezistorių 0 ohmų. Tas rezistorius geras, o tą rezistorę gal eina R15. O čia pamatau, man nerodo nieką. Kas šitas yra R15, o tas R15, kaip mes matom, yra po tuo kondensatoriu ir ją čia nesimato.
Tai va dabar turėsim mes to kondensatorių kažkaip ištraukti. Bandysim, gal pavyks. Nu va, mums reikia išemti va šito kondensatorių. O ją kojos tai pasižiūrim. Atrodo, kad vien koj šitą, o kit koj šitą. Tai logiškai jas reikėtų abidėm taip gražiai atlituoti, kad jį ištraukti. Tad mes pamatysim šito 15 varžytę, kuris stovi iš antros pusės. Didelė tikimybė, kad galbūt pasprogs va šitą mikroschemą, bet mes šito paskui pažiūrėsim. Pirm reikia kažkokias būdas gražias, tvarkingas, pabandyti. Mes dar nežinom, ar mums užkaita mūsų, kažkaip čia mums nelietoj. Mes pabandykim biškį lydmetalę užsidėti. Būnt, kad užsidėdi geriau lietuojas. O? Ant antrą taip albiškį. Ir tada iškart geriau lietuojas. Kaip visad būnt kažkodėl. Nes šitą lydmetalę matyti temperatūra yra žemesnė. O? Pabiškiuką, o? Ir dar pabiškiuką, o? Ir o. Galiau trauksis? Aš jau čia taip, o! Iškrita. Oba, čia yra diodas. Nenužiūrėjo net. Čia pasirodo yra diodas. Nebūčiau niekas pagalvojęs. Čia yra diodas, tas R15. Ko gero jos bus dar geras? O, tai bus čia. Nors R15 parašyti turi būti ne diodas, bet dabar man reikia, čia san praeiti pasidaryti skylę. Vieną. Ir va kitą. Švyti. Turi būti jau skylas. Taip, švyti. Nu ko, bandysim dar kartą to diodą dabar pasitikrinti. Padedam, kad testeris bent kiek matytus, nesvarb katrą pusę, svarb, kas biškių pamatos. Ir bandykim mes dabar to diodą patikrinti. Šiaip kaip jos turėtų rodyti, tikrikim kito. Ir to pusę turi rodyti, to pusę turi nerodyti. Taip. Ir to turi nerodyti. Tada su to nerodo. Ir to rodo, žiūrėk, kas yra geras. O be reikalą išlėtavom. Nebūčiau pagalvojęs net, kad jos yra geras. Nes aš nepagalvojau, kad čia gali būti diodas, nes parašyt KR. Nu ko, lietuokim kondensatorių atgal, kai jau taip viskas susiklosti. Mums reikėjo jį patikrinti. Ar jos dabar čia mums įlys? O čia bus klausimas. Tai mes ją vietą pataisysim. Atkapsim tokį įdomų dalyko. Kažkoks čia saugiklis, kas čia yra. Čia parašyt H110. Ar čia koks termo? Reiks įsiaiškyti, kas čia toks yra.
kam jos reikalingos. Nu va, ta detalė, kuriuo mes išlitavom, čia pasirodo yra termosaugiklis, kuris kai pasiek 117 laipsnių sudeg. Arba viršiai 2 amperes irgi sudeg. Čia toks kaip apsauginis. Nu, kadangi mes tokia neturim, tai mes spręsim reikalo kitaip. Mes vietoje įdėjom drato. Kur dabar čia jo yra, bandykim pasižiūrėti. Va, kur mūsų ta plokštelė. Taip, man dabar net nemato kur. Nu, jeigu matysis. Čia tipa R20 ar būčiau. Net nelabai matas. Nu, biškiuko matas ką va. Dratytę uždėt. Va taip, o čia mūsų mikroschema. Galbūt, kad jau kirdikai blog. Žodžiu, testuosim. Nu ko, bandysim testuoti. Pajungsim į rozetę. Žiūrėsim, kas bus. Žiūrėsim, ar įtampa atsiras ar kas. Nu ko, arba sudegs, čia bus koks nors fejerverkas didelis. Nu gerai, bandam laimę įjungti. Kas čia bus? Taip. O! Nieks nešovė. Viskas užsikūrė. Nu ko, bandam pajungti. Lemputė užsideg, o jos rodo 14 voltų. Priklauso 13,5, bet nesvarbu. Tegu būn 14. Išjungiam. Ir dar išjungts ilgą šviesą. Tai va tiek.